Ar nuolatos nori valgyti? Pastoviai jauti potraukį saldumynams? Dažnai norisi užkandžiauti? Niekaip negali sulieknėti, nors išbandėjai visas dietas. Galvoji, kad tau trūksta valios? Jeigu apetitas, potraukis maistui ar svorio kontrolė šiandien atrodo sunkesni nei anksčiau, tai beveik niekada nėra disciplinos problema. Dažniausiai tai yra sutrikusi medžiagų apykaitos veikla. Šiuolaikinė mityba, lėtinis stresas, insulino šuoliai, žarnyno disbalansas ir nuolatinė stimulacija išbalansuoja natūralią organizmo gebą reguliuoti alkį, sotumą ir energijos panaudojimą. Kai šie signalai nebesuderinti, potraukiai stiprėja, energija svyruoja, o riebalų kaupimas tampa didesnis, ypač pilvo srityje. Kas yra GLP-1? Natūralus hormonas gaminamas mūsų žarnyne valgant, kuris pasako tavo kūnui, kada nustoti valgyti ir ką daryti su cukrumi maiste. Tad balansuoja cukraus kiekį kraujyje, siunčia sotumo signalus į smegenis, sulėtina virškinimą, stabilizuoja alkio jausmą, padeda greičiau pasisotinti, natūraliai mažina porcijos dydį, prisideda prie emocinio stabilumo per metabolinę pusiausvyrą. Tikriausiai jau girdėjai apie injekcijas, kurios pradžioje buvo skirtos diabetikams, o dabar daugybė žmonių jas vartoja tam, kad sulieknėtų. Bet greiti rezultatai dažnai reiškia daugiau šalutinių poveikių. Dėl to geriau aktyvuoti natūralius procesus mūsų kūne. Kas yra 100% natūralu, nereiškia silpna. Perfect GLP-1 buvo sukurtas tam, kad palaikytų natūralius organizmo apetito ir sotumo signalus, padėdamas atkurti metabolinę pusiausvyrą iš vidaus. Tai ne stimuliatorius, tai ne trumpalaikis triukas, tai išmanus metabolinis palaikymas, veikiantis kartu su tavo biologija, o ne prieš ją. Kliniškai orientuotas sotumo palaikinimas. Sudedamosios dalis – obuolių skaidulos. Pektinas yra tirpi skaidula, kuris skrandyje sugeria vandenį ir sudaro gelio pavidalo masę. Dėl to maistas iš skrandžio pasišalina lėčiau, o sotumo jausmas išlieka ilgiau. Pektinas taip pat gali padėti sulėtinti angliavandenių pasisavinimą, sumažinti staigius cukraus kiekio kraujyje šuolius ir sumažinti alkio jausmą tarp valgymų. Juodųjų serbentų skaidulos. Juodųjų serbentų skaidulose gausu polifenolių ir antioksidantų, kurie palaiko žarnyno mikrobiotos įvairovę. Šios skaidulos gali padėti reguliuoti gliukozės pasisavinimą, skatinti sotumą ir prisidėti prie geresnės medžiagų apykaitos. Be to, jos padeda maitinti gerąsias žarnyno bakterijos, kurios dalyvauja GLP-1 gamybos procese. Sunfiber yra moksliškai ištirta prebiotinė skaidula, kuri maitina naudingasias žarnyno bakterijas. Kai šios bakterijos fermentuoja skaidulas, susidaro trumposios grandinės – riebalų rūgštys, kurios gali skatinti žarnyno L ląsteles gaminti daugiau GLP-1 hormoną. GLP-1 dalyvauja apetito, sotumo ir gliukozės reguliavimo procesuose. Be to, Sunfiber padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiomą, gerina virškinimą ir gali prisidėti prie ilgesnio sotumo jausmo. Ir gliukomonanas. Gliukomonanas sugeria vandenį ir švelniai išsiplečia skrandyje, palaikydamas sotumą ir porcijų kontrolę. Glikemijos stabilumo sistema. Sudedamosios dalis. Baltojo šilkmedžio lapų ekstraktas. Baltojo šilkmedžio lapuose esantis junginys DNJ gali slopinti fermentus, kurie skaido angliavandenius virškinimo trakte. Dėl to angliavandeniai pasisavinami lėčiau, o cukraus kiekis kraujyje kyla tolygiau. Tai gali padėti sumažinti staigius energijos svyravimus, sumažinti potraukį saldumynams ir palaikyti stabilesnį apetitą. Ir chromopikolinatas. Chromas yra svarbus mikroelementas, dalyvaujantis normaliame angliavandenių, riebalų ir baltymų metabolizme. Chromopikolinatas padeda palaikyti normalių gliukozės kiekį kraujyje ir gali pagerinti organizmo jautrumą insulinui.
Kai cukraus kiekis kraujyje yra stabilesnis, dažnai sumažėja alkio priepuoliai, potraukis saldumynams ir energijos svyravimai dienos metu. Chromo pikolinatas yra ta forma chromo, kuri labai gerai įsisavinama mūsų organizme. Protinga metabolinė aktyvacija. Sudedamos dalis. Karčiojo apelsino ekstraktas. Sinefrinas yra natūralus junginys, randamas karčiuosiuose apelsinuose. Jis veikia beta-3 adrenerginius receptorius, kurie dalyvauja riebalų skaidimo ir energijos gamybos procesuose. Sinefrinas gali švelniai skatinti termogenezę, šilumos gamybą organizme, ir padėti organizmui efektyviau naudoti sukauptas energijos atsargas. Skirtingai nuo kai kurių stiprių stimulantų, jo poveikis dažniausiai yra švelnesnis. Coleus forscoli. Forskolinas yra aktyvusis junginys išgaunamas iš augalo Coleus forscoli. Jis didina ciklinio AMP kiekį ląstelėse. AMP yra svarbus signalinis junginys, kuris dalyvauja riebalų skaidymo procese. Dėl šio poveikio forskolinas gali padėti mobilizuoti riebalų atsargas energijai gaminti ir palaikyti sveiką kūno kompoziciją kartu su tinkama mityba ir fiziniu aktyvumu. Burokėlių milteliai. Burokėliuose natūraliai esantis nitratai organizme virsta azoto oksidu. Azoto oksidas padeda išsiplėsti kraujagyslėm, pagerina kraujotaką ir deguonies tiekimą audiniams. Geresnė kraujotaka gali palaikyti energijos lygį, fizinį pajėgumą ir bendrą medžiagų apykaitos efektyvumą. Tai ypač naudinga žmonėms, kurie didina fizinį aktyvumą, siekdami kontroliuoti svorį. Ir granatų milteliai. Granatuose esantis polifenoliai yra stiprus antioksidantai, kurie padeda mažinti oksidacinį stresą ir uždegiminius procesus organizme. Tyrimai rodo, kad granatų polifenoliai gali teigiamai veikti žarnyno mikrobiomą, skatinti naudingų bakterijų augimą ir palaikyti sveiką medžiagų apykaitą. Sveikesnis mikrobiomas siejamas su efektyvesniu GLP-1 signalizavimu ir geresniu apetito reguliavimu. Emocinė ir metabolinė pusiausvyra. Sudedamosios dalis. Ramunėlių ekstraktas. Stresas sutrikdo apetito signalus. Ramunėlė palaiko nervų sistemos ramybę, padėdama mažinti su stresu susijusius valgymo modelius. Tikrojo margainio ekstraktas. Margainio veiklioji medžiaga silimarinas yra žinoma dėl savo gebėjimo palaikyti kepenų funkciją. Kepenys atlieka svarbų vaidmenį riebalų, hormonų ir gliukozės apykaitoje. Sveikos kepenys efektyviau apdoroja maistinės medžiagas, šalina medžiagų apykaitos atliekas ir palaiko bendrą organizmo metabolinę pusiausvyrą. Tad ką visa tai reiškia kartu? Šios sudedamosios dalys veikia skirtingais, tačiau vienas kitą papildančiais būdais. Palaiko natūralią GLP-1 gamybą ir signalizaciją. Didina sotumo jausmą ir padeda kontroliuoti apetitą. Padeda palaikyti stabilesnį cukraus kiekį kraujyje. Palaiko sveiką medžiagų apykaitą ir energijos panaudojimą. Palaiko žarnyno ir kepenų sveikatą. Dėl šios priežasties formulė orientuota ne į vieną mechanizmą, o į visą sistemą – žarnyną, sotumą, cukraus kontrolę, energijos apykaitą ir metabolinę sveikatą. Tai padeda organizmui natūraliau reguliuoti apetitą ir palaikyti svorio kontrolės tikslus. O kaip vartoti? Vienas paketėlis per dieną, geriausiai 30 minučių prieš valgį. Paketėlį ištirpink stiklinėje vandens ir išgerk. Geriausiai gerti prieš didžiausią dienos valgymą, reiškia pietus arba vakarienę. Pavyzdžiui, jeigu nuolatos vakare jautiesi alkana arba alkanas, užkandžiauji, jauti potraukį, galbūt šį produktą geriausiai tada tau gerti vakare, prieš vakarienę. Tad, jei norėtum išbandyti, susisiek su žmogumi, kuris pasidalino šio video su tavimi arba spausk ant nuorodos šio video aprašyme.